Sveiki, turbūt netaip lengva kalbėti po Gilmos, iškalbingos ir plačios prezentacijos, bet pabandysim. Ir turbūt tos istorijos, kurios dabar čia architektūrinės yra pasakomas, tai buvo senesnis pastatas, mokykla, kuris jau pabaigtas, yra Gilmos, vėlgi sena istorija, kuri vystoma ir vyksta statybos, o dabar aš einu į 20 amžių, kur yra gamybinis pastatas ir dar nestatoma, dar projektuojama, tai dėl to kalbėsiu irgi apie procesą, tai kalbėsiu dar iki statybinį procesą, projektavimo procesą ir apie šiek tiek naujesnį pastatus ir visą kompleksą. Tai tikrai glaudžiai susijęs su prieš tai buvusiam temam, su Gilmos pasakojimu apie istorijas, apie tos skirtingus sluoksnius, apie integravimą. Ir pas mane gal bus mažiau nuotraukų, kadangi dar neprasidėjo tikrosios statybos, kada vyksta tikrasis projektavimas, o daugiau schemų ir brėžinių, kad parodyti, kaip vyksta tas projektavimo procesas ir kokios yra idėjos ir kaip einama link to tikslo. Tai Lelijos teritorija, turbūt daugelį žino, kas nežino, tai yra pietinė Naujamiesčio dalyje, pramoninė teritorija, buvusią pramoninę teritoriją ir į tokia visą laiką būdavo negyva ir dabar pradėjo keistis ir iš tikrųjų, jeigu pažiūrime žemėlapį, tai matome, kad iš tikrųjų yra labai strategiškai geroje vietoje, nes tai tik tai mažiau negu 2 km iki Senamiesčio, vos virš kilometro iki traukinių stoties, tik 3 km iki oro uosto, šalia yra pietinis aplinkelis, pagrindinės viešojo transporto arterijos, turbūt galima pasakyti, kaip Švitrigailos gatvė ir Kauno gatvė, irgi viskas yra šalia. Taip kad susisiekimas su ši teritorija yra iš tikrųjų geras. Ji yra labai arti tiek miesto centro, tiek transporto mazgų. Tad šitai teritorijai atgyti ir tapti svarbia miesto dalimi yra visos sąlygos, aš manau, kad. Tai ir aišku, prieš pradant projektuoti šį objektą, visą laiką reikia pažvelgti į tuos sluoksnius, kas buvo prieš tai, nes tai yra ne naujas objektas, tai yra jau esami pastatai ir visą laiką įdomi miesto istorija, kas šitoje vietoje buvo ir kaip tai atrodė prieš 100-200 metų. Tai jeigu prieš tai buvę objektai turi ilgą istoriją, tai ši teritorija dar 19 amžiaus viduryje buvo dirbami laukai, net ne Vilniaus priemiestis, o užmiestis. Tik tai štai 19 amžiaus vidury nutiesus geležinkelį miestas pradėjo artėti šią teritoriją ir jau 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioj buvo užbrėžta Naujamiesčio struktūra ant šitų dirbamų laukų ir atsirado tas Naujamiesčio miesto gatvių tinklas. Tad jau tarpukariu toksai žemėlapį žiūrint ir įdomus susikirtimas šitų dviejų struktūrų. Naujo miesto struktūra ir senojo dar ten kaimo gatvelės. Šis sklypas, apie kurį šnekam Lelijos, jis ir buvo pradėtas statyti, prieš tai jame buvo galbūt menkaverčiai pastatai, bet jau pradėtas statytis tai tik tai 1940 metais. Ir jis tai originaliai ir buvo pradėtas statyti kaip siuvykla. Prasidėjo karas, nebuvo pabaigtas, bet pabaigtas 47 metais pirmasis tas H korpusas. Ir čia įsikūrė siuvykla, kuri plėtėsi ir sovietiniais laikais buvo didžiausias siuvimo fabrikas Lietuvoje ir pakankamai stambus net ir tarybinių Sovietų sąjungoje, žiūrint Sovietų sąjungos masteliais. Ten dirbo virš 3000 žmonių ir aišku, plėtėsi ta teritorija, tai buvo 48 metais dar vienas pastatėlis, paskui 70-ais, 84-ais gamybiniai korpusai, paskutinis 81 metais buvo pastatytas. Tai ką mes radome, tai būtent tą ir matome, kad tai yra tas senasis korpusas, paskui yra naujesnis ir paskui tokie tarybiniai gamybiniai pastatai, kurių aplinkui šioje teritorijoje tikrai netrūksta. Matome, kad turbūt to panašių metų 70-80 metais yra visas tas
vaizdas šitoje vietoje yra pakankamai panašių pastatų, panašaus užstatymo tipo. Bet dabar jau aiškiai matome, kad štai tie pastatai pradeda po truputį transformuotis, atsiranda kažkokie loftai, nauji pastatai statomi ir ši teritorija po truputį pradeda keistis. O ką mes iš to nuotraukoje matome, tai labai aiškiai, kad ta atsiradusi nauja Naujamiesčio gatvių struktūra, jinai buvo pratęsta originaliai ir iki Panerių gatvės. Yra čia užuomazga, paskui aiškiai matome, kad jinai tęsiasi tolyn, tačiau šioje vietoje jinai yra nutrūkus. Ir nors Kauno gatvėje būtent šitoje vietoje yra transporto stotelės ir tai yra tas ryšys realiai egzistuoja, nes žmonės iš viešo transporto stotelių eina iki Panerių gatvės būtent per šitos kiemus. Pažvelgus į ateitį, kas yra planuojama, mes pažiūrėjom, kad yra Vilnius dabar vysto Vilniaus stoties, Vilniaus Connect projektą, čia yra projektuojami pastatai, nauja vizija, taip pat vyksta aplinkui nemažai mažesnių gal projektėlių ir Vilniaus savivaldybė irgi planuoja geležinkelio teritoriją perimti iš Lietuvos geležinkelių šias atšakas ir vystyti naują užstatymą. Tai matome, kad ši teritorija ateitie labai sparčiai plėsis ir tvarkysis ir taps Vilniaus svarbiu ir naujų centrų. Ir Lelijos teritorija tampa, jeigu turbūt Švitrigalos gatvės skiria šitas dvi teritorijos, Vilniaus geležinkelio ir šią Naujamiesčio dalį, bet jinai tampa tokioj pakankamai centrinėje ir svarbioj vietoje. Dėl to mes galim sakyti, kad taip, vakar tai buvo ta pramoninė teritorija, kur buvo užstatyta sienomis ir ten jie gyveno viduje savo gyvenimą, visos gatvės buvo pritaikytos automobiliam ir dažniausiai sunkias svoriam automobiliam, kurie aptarnaudavo pramoninės teritorijas. Šiandien šios sienos griūna, atsiranda naujos funkcijos po truputį, atsiranda lengvieji automobiliai, bet ateityje tai tikrai turi tapti patrauklė gyvenimui darbų teritorija ir teritorija, kuri pritaikyta pėstiesiam, turi atsirasti žaliosios erdvės, visuomeninės teritorijos, tad užduotis tvarkant Lelijos teritoriją tapti svarbia to rytojaus dalimi. Tad kas ir kalbama, kad tikslas yra sutvarkyti šią teritoriją ir pastatus, tapti patrauklė, tvaria, naujamiestį praturtinančią teritoriją, formuoti naują traukos centrą. Ir tada, kaip tą pasiekti, mes aišku galvojame, kad, negalvojame, bet tai yra turbūt svarbu, kad tai būtų multifunkcija, tai atsirastų viešosios erdvės, kad tai nebūtų uždara teritorija ir kad būtų tvarūs sprendimai. Ir, aišku, šitą teritoriją turi būti integruota į naują struktūrą miesto. Pasirinkom, pažiūrėjom, kas yra vertinga ar svarbu šito teritoriją. Tai aišku, mes manom, nemanom, bet taip yra, kad kultūros vertybių komisija pripažino, kad šitas pastatas turi vertingų savybių ir jis turi būti išsaugotas. Mes jo ir neplanavom griauti, bet tai dar kartą patvirtina, kad jis yra, nors ir neturi labai daug vertingų savybių, bet istoriškai jis yra netipinis ir svarbus. Taip pat mums pasirodė svarbu, kad yra nenatūraliai, ten pramoninė teritorija ir susiformavo tam tikri kiemai, bet juos svarbu išsaugoti, palikti žalius, įveiklinti ir kadangi naujamiestyje trūksta žalumos, kad jie taptų svarbiu akcentu, o netaptų automobilių stovėjimo aikštelėmis. Tada pažiūrėjom, kokie yra menkaverčiai statiniai. Tai menkaverčiai statiniai, aišku, pirmiausia tvora turi būti nuimta. Tada yra, ką prieš tai rodė apie angarą, kuris buvo metalinis angaras šitam kieme, bet jo nebėra. Jis buvo parduotas ir išrinktas ir nuvežtas į kažkur tai kažkokią ūkį, ūkininkas kažkoks nusipirko. Yra dar tokie mažesni pastatai, kaip įėjimo būdelė, ten katilinė.
taip pat 48 metų pasas, kurį liktai norėjom savo tvarkyti, bet iš tikrųjų jis yra sunkiai panaudojamas, kadangi neefektyvus dėl aukščio ir dėl savo išplanavimo. O taip pat, kadangi planuojama, kaip sakiau, įveiklinti kiemus, kad jie būtų pėsčiųjų, tai planuojam daryti didelį požeminį parkingą po šiuo kiemu ir šis natūraliai yra techniškai paprasčiau šitą pastatą griauti ir ardyti. Integravimas į miestą, tai aišku mes, kadangi turim šitą H korpusą ir tokį pakankamai netradicinį kiemą, tai atverti į visuomenį, padaryti skverų gyvų, taip pat pratęsti tą jungtį, pėsčiųjų jungtį padaryti iki Naujamiesčio ir taip pat yra mintis, kadangi mes kalbam apie žalius kiemus, padaryti dar vidinę gatvę, kuri taip pat įsijungtų ir būtų vieša, o nebūtų vėl uždara teritorija, skirta tik tai gyventojams ar darbuotojams būsimo komplekso. Tai jeigu mes pažiūrime į 2D schemas, tai norim suformuoti tos skirtingus kiemus, tas skveras yra viešas, gatvelė, kuri praeina viduje teritorijos, taip pat platesnė gatvė, kuri jungiasi su Naujamiesčiu ir tuos kiemus jungia naujai kertami bromai. Tai aišku, čia vienas kiemas yra labiau renginiams skirtas, kitas visiškai viešas kiemas, plati gatvė, kaip sakom, Lelijos gatvė, kadangi čia yra kelios funkcijos, didesnis kiemas bendruomenės kiemas ir Lelijos kiemas, kuris būtų daugiau skirtas šių pastatų naudotojams. O taip pat atsiranda du nauji pastatai. Vienas šalia Panerių gatvės, kitas vietoj buvusio korpuso, kuris yra griaunamas, tam, kad mes formuotume ir aiškiai suformuotume tas vidinių kiemų erdvės. Funkciškai, kaip ir minėjau, kad svarbu, kad būtų multifunkcija, kad pastatas, jeigu bus gyventojai, tai jie užsidarys nuo viso miesto, jeigu bus ofisai, tai darys 7 val. Būtų negyvas šitas kompleksas, dėl to buvo visą laiką mintis ir kalbėjimas apie tai, kad čia privalo būti multifunkcinis kompleksas. Tai aišku, prie viešo komplekso yra planuojamos kavinės, restoranai, kad iš visų pusių būtų trauka prie jų. Tada mes šitam H korpuse antrame aukšte turime įdomią erdvę, kurią paskui pamatysit. Jis yra be kolonų, dėl to buvo nuspręsta ten vystyti konferencijų centrą. Dėl to čia atsiras konferencijų renginių erdvė. Kituose korpusuose yra biurai ir gale kiemo yra gyvenamoji funkcija. Seimutėse naujasis užstatymas atrodo maždaug taip. Tai yra senasis H korpusas, naujasis korpusas, kuris bus tarsi ženklas šios teritorijos, tada naujas korpusas vietoj griaunamo korpuso ir tada seni korpusai yra paliekami, tik tai ant jų uždedamas dar vienas sluoksnis, nauji antstatai, kurie formuos naują veidą ir paliks tam tikrą ženklą šiandienos šitame komplekse. Ši teritorija nemaža ir prie jos dirbam ne mes vieni. Tai yra dabar jau 4 architektų kolektyvai. Pasidalinimas yra mūsų įmonė DSM architektai dirba prie šito H korpuso, naujo korpuso ir gyvenamosios paskirties pastato. 2 architeks ir Gilma dirba prie šių 3 korpusų, kurie skirti biuram. Audrius Sambrasas projektuoja šį pliusą, saktį, kaip jis sako, kuris bus tarsi įvaizdis tikrai ženkliškas pastatas, matomas ir atpažįstamas šioje teritorijoje. Ir išorai ir Lazuraitytės studija dirba prie gerbuvio, prie skvero, Lelijos gatvės renginių kiemo, kas gerbuvis yra tikrai labai svarbi dalis šiam projekte ir bus tikrai matoma ir svarbu. Kaip tai atrodo vaizduose, tai taip, kaip sakiau, tas H korpusas, prie kurio dabar dirbama ir
daug nepasikeis. Pagrindiniai pasikeitimai bus, kad bus leidžiami langai pirmo aukšto iki žemės, bus tvarkomi fasadai, atsiras didesni langai į Panerių gatvę. Lelijos gatvė ir dabar yra išsaugomi medžiai ir tik tai sutvarkomas gerbuvis ir mes turėsim čia vėl viešą erdvę, kurie bus patekimas į kavines ir konferencijų centrą. Antras pastatas, tiesa nepaminėjau, kad pirmojo etapu šitas kompleksas vystomas ne iš karto visas, o vystomas etapais. Tai pirmas etapas yra šitas antrasis korpusas biurų, kurį daro du architekts, ir H korpusas, šitas senasis, kurį projektuojame mes, ADSM. Tai jie jau dabar finišo tiesioji techninio projekto rengimo stadijai ir tikimės kitais metais prasidės statybos. Kiti korpusai, dar negaliu tiksliai pasakyti, pradžioje buvo labai greitai viską norėjo statyti užsakovas, dabar šiek tiek suetapavo keliais etapais. Tai datų dabar negaliu pasakyti. Tai taip, šis antrasis korpusas, kurį projektuoja du architekts. Tai matote naujus antstatus, taip pat naujos laiptinės, kurios irgi pakankamai efektingos ir atgaivina, keičia tą sovietinę pastato įvaizdį. Taip pat čia du architekts daro gerbuvį šitam kieme, jisai bus žalias, išsaugomi visi medžiai ir dar papildomai apželdinama. Visi automobiliai bus po žeme. Čia matote tą pėsčiųjų gatvelę, kuri atsiras teritorijos viduje. Šiek tiek gal papasakosiu dar trumpai apie H korpusą, apie principus, kuriais mes projektuojame šį pastatą, kadangi užsakovas labai akcentuoja tvarumą, galų gale tai gal ir ne visai tipinis požiūris šiandienos projektavimo praktikoje, kad tas tvarumas ne tik tai, kad mes ten pastatą apšiltinsim, kad naudosim ten, reiškia, ekologiškas medžiagas, ar tenai iš netoli atvežtas medžiagas. Čia yra akcentuojama tai, kad bandyti reikia tvariai ir neišmesti tų senų medžiagų, senų daiktų, kurie yra šitam korpuse. Nors tai lyg ir sovietiniai pastatai, kurie nėra, galbūt yra ne tiek įdomus, kiek senesniai pastatai, tačiau bandome ir ieškome būdų rasti ir atnaujinti, ir pernaudoti, ir tvariai projektuoti šį pastatą, šios pastatus. Ta funkcinė schema, kaip minėjau, šitam korpuse atsiras 3 aukštų požeminis parkingas, pirmam aukšte aplink skverą kavinės restoranai, tada dalis korpuso bus konferencijų centras, kitur biurai. Ir turbūt, ką aš minėjau apie tą konferencijų centrą, kad antrajam pastato aukšte yra erdvė be kolonų, originaliai padaryta, tačiau atvėrus mes matome įdomią stogo konstrukciją, tai yra medinės santvaros, kurios laikė šį nemažą tarpatramį, dėl to jos bus saugomos ir eksponuojamos šitoje erdvėje. O kitam korpuse, kitam šone, kuriame bus biurai, taip pat tos santvaros bus eksponuojamos, tačiau ten yra kolonos, tarp tų kolonų mes tada išysim naujus tūrius, jeigu jų prireiks susitikimų kambariam arba kitom funkcijom. Tai apie tvarumą kalbant, matome, kad nuardant tas konstrukcijas senasias yra nemažai, galima sakyti, statybinio laužo, kur tipiškai daug kas paimtų ir išvežtų į sąvartyną. Šiuo atveju, aišku, yra smulkių nevertingų daiktų, bet ir matome nemažai yra lentų, kurios yra išdžiūvusios ir geros kokybės, nesupūvusios. Tai jos dabar visos susandėliuotos ir jos bus panaudotos. Mes jau suklijavom kažkokį tai gabalą, jis puikiai nušveičiam ir atitinka stalviršiui, apdailai. Tai pavadinkim, nors tai ir sovietinis pastatas, bet mes galim rasti nemažai senų elementų, kurios dabar inventorizuojam ir žiūrim,
kuriuos bandysim pernaudoti, bet nepadarant kičą arba nepadarant kažkokią tai tik tai paprasto pernaudojimą, bet būtent sukurti naują kokybę, sukurti naują daiktą iš kažkokių senų elementų, kurios dažniausiai šiandien išveža į statybinių medžiagų sąvartyną. Tai tokia istorija ir Gilma minėjo apie renginių salę prie Jokūbo, čia irgi bus, kaip sakiau, konferencijų salė, kur irgi galės vykti Strutum konferencijos. Tai tikiuosi po poros metų galės vykti ir tada. Tai tiek.